mane kolega minėjo, kad Andrius Užkalnis pardavinėjo savo vardą, tai tas Rokas Arbušis jau tapo to vardu, kurį beveik galėjo pardavinėti. Tema, kaip tinklaraštis sukūrė pridėtinę vertę, o verslas atėmė tinklaraštį. Iš tiesų verslas gal pavadinta kiek per drąsiai. Kalbėjau su kolega Mindaugu ir prašysiuos pas juos, kad iš manęs iš amatininko padaryti dar verslininką. Nors galiu drąsiai pasigirti, čia aš matau, nežinau, jūs matysit vieną iš tų jachtų, kurias aš valdau, jos iš viso yra 5. Ir mano darbas yra štai su tokiom jachtom plaukyti žmonės. Aš pats neplaukiu, nors galiu tai daryti, turiu teisę, būriuoju tiek, kiek gyvenu plus 9 mėnesiai. Mano darbas yra, kad jachtos plauktų ir su jais plauktų žmonės. Jeigu kas aš toks, čia... Kas tu? Aš esu plautukas. Kaip jau minėjau, Rusmanas Rokas Rabušauskas turėjau 2 tinklaraščius. 2 yra tinklaraščiai, vis dar gyvi, tai Arbušis. Šį pavadinau ant bangos, bet niekas jo nevadina ant bangos išskyrus mane. Tai visi sako Arbušis. Arba Argusas. Net nežinau, kaip tiksliai kirčiuot. Kitas buvo, yra, bet per darbas mūsų tinklaraštis darbinis, kurį, kai yra daugiau darbo prie kompiuterio, jis eina, kai tik yra daugiau darbo prie laivų, jis stoja. Dar mano žinioje yra 2 tinklapiai, tai LPS.lt yra visiškas laisvalaikis, kurio turi sąjungos tinklapį prižiūri. Jis padarytas dabar ant Jumlos, bet kažkada jis iš viso buvo toks, kad reikėdavo norint įkelt žinutę ir redaguoti HTML kodą. Tai negi buvau šiek tiek pramokęs. Ir antras yra Gausi.lt. Ne pats geriausias variantas, nes mes su buvom priėmę žiemą sprendimą jį padaryti ant Google saitas ir dėja matom, kad tai ne pats geriausias sprendimas, bet dabar jau kaip ir per vėlu keisti arklius, tai eisim toliau. Čia viena geresnių mano nuotrauka. Taigi dabar ant tinklaraščio, kurį sukūrė mano vertė. Kaip sakiau, dabar darbe būna, bet vakar užvakar gavau laišką, padaryk man diskauntą. Žmogus su manim kalba kaip su draugu, kaip lyg aš kažką jam įsipareigojęs, aš jo nežinau, nepažįstu, neatsimenu. Pasižiūriu tiesiog mano vardą pavardę, buriuotojas Kaune. Aš labai daug gyvenau Kaune, buriavau Kaune. Tai jis mane priima kaip savą. Ir aš tai pastebiu ne pirmą kartą, nes tas tinklaraštis ant bangos, visi buriuotojai pažįsta mane. Aš pažįstu ne visus. Ir visi mane laiko kaip savo draugu, kaip... kreipiasi bent jau dažniausiai kaip į draugą, kaip į tą savą, kuris, čia su juo viskas ok. Tai startavau 8 rugsėjį, paskutinis įrašas šių metų vasarį. Iš viso tiek įrašų 789, juodraščių 150, dar maždaug tiek yra čia, jeigu ne 2. Bet jie taip ir likę juodraščiai. Komentarų skaičius nežinau, čia ar daug ar mažai, džiugas jums pasakytų. Čia toks mano buvo pirmas variantas, galvojau tokį daryti, kūrėmės. Taip, dabar temų jau yra daugiau, bet aš išskiriau kelias tenversijas, nes pats 2 kartus plaukiau su šitą legendinę jachtą. Poliau Šadreis, tai dykumų ralis, tai Paryžius Dakaras ralis, tai man labai įdomios varžybos ir aš buvau ant tų laivų. Įsivaizduokit, jeigu kažkam patinka Formulė 1 arba dykumų ralis, tai pasikviečiau Šumacherį, sako, pasidėk mano mašiną, gali pavairuoti, tai man yra tekę patirti tą malonumą. Runce mano katė, kurią atsivežiau iš Vilniaus į Klaipėdą ir tą pačią akimirką pabėgo. Šiaip jachtos, regatos, kelionės, kartais prašau apie blogus, nes jaučiausi rašydamas blogą, tinklaraštį, tos blogos sferos tinklaraštijos nariu. Buvo tas toks bendravimas ir dabar matau žmonės, kuriais bendravai taip per tinklaraštį ir per Twitterį, per Facebooką. Buvo keli kartai ir šiaip susitikti tada-tet, yra tokia bendruomenė. Kažkas panašaus buvo, gal vyresnė atsimena Irca. Ir iš kai kurių kanalų yra, aš pas matęs tokias Santa Barbaras, kai kūrėsi šeimos, gimsta vaikai, po to šeimos skiriasi, arba iš 2 kanalų. Mes net juokavom, kad mūsų vaikai klaus, o kuriame kanale susipažino tavo tėveliai?
ta bendruomenė virtuali ir tas gyvas pasaulis vis tiek susieina, nors žmonės sako, kiek tu gali mirkti tam toj virtualybėj, grįžti į pasaulį. Žodžiu, mano pagrindinės temos svarbu ŠLT buvo viskas apie tai, kas banguota ir nenuspėjama, čia buvo ir apie moteris tuo pačiu. Toks buvo dizainas ilgą laiką, radau šitą nemokamą template'ą, kaip jį pavadinti. Ir man jis patiko, nes jis atspindėjo viską praktiškai tai, kas esu aš. Nes tas iš laikraščio padarytas laivelis labai ryškiai pasakė, kas aš toks. Aš tuo metu dirbau žurnalistu. Ir laikraštis gerai, aš netgi buvau prašęs savo kolegos, vieno buriuotojo dizainerio, man iš tų laikraščių, kuriuose aš dirbau, iš tų padaryti tokį laivelį, bet kažkaip tas, žodžiu, nesigavo. Dabar ta pridėtinė vertė ir pinigai, sąnaudos. Niekada tiksliai neskaičiau. Džiugas, pamenu, kažkada yra paskaičiavęs. Įrašą vienam buvo apie kiek galėtų kainuoti. Neskaičiuoji, kiek tau kainuoja specialiai nuvažiavimas į varžybas vien tik dėl įrašo. Ne dėl savo malonumo, dėl įrašo, nes tu nori, turi kažkokį tikslą. Neskaičiavau, visiškai mes neskaičiuojam tinklaraštininkai tikriausiai laiko. Kiek valandą darbo, nuo 15 iki 80 litų, jeigu taip pradėtų taip skaičiuoti. Jeigu dar skaičiuosim problemą, arba dar ką nors, šito neskaičiuojam. Todėl, sakykime, tas tinklaraštis man kainavo tik 120 litų už domeną. Pats hostingas yra pas bičiulius buriuotojus Kaune, tai nekainuoja. O gerai, dabar ką aš uždirbau? Uždirbau vieną išorinį kartą per tuos kelis metus, bet jį uždirbau tik dėl to, kad tinklaraštis visiškai totaliai nišinis. Jis skaitydavo 150 kasdien žmonių, kurie tave visi pažįsta ir tu beveik visus pažįsti. Ir IF draudimas Buriuotojų sąjungos puslapyje prašė reklamos ir aš dar, kadangi prižiūriu, tai sakiau, dar pas mane įsidėkite tą reklamą, jūs gausite dvigubą naudą, nors nežinau, kaip galima gauti dvigubą naudą vienam žmogui 2 kartus tą patį daiktą kišant. Nes jis matė jį ir LBS, matė ir pas mane. Tai dabar aš taip galvoju, tada aš buvau užtikrintas ir taip, čia bus dviguba nauda. Nu, iš kitos pusės nauda tikrai galėjo būti ta, kad LBS yra pakankamai stagnatoriškos organizacijos webas, kuriame informacija atsinaujina nedaug. O kažkada Pušis LT buvo tas, kuriame jaučiau pareigą nemiegot naktį, kad ryte žmonės atsipūstų ir perskaitytų įrašą. Jie mane sutikdė, sakydavo, 2 dienas nebuvo įrašas, ką darei. Arba sakydavo, mes atsikeliam, geriam kavą, pradžią skaitom tave, paskui Delfį, paskui dar ką nors. O dabar jau praėjo tiek nuo vasario, per tiek mėnesių jau visi išsiklausė, kodėl neberašai. Va tai nukrypau, tai tą reklamą iki draudimo aš sakiau, žmonės mane skaito kasdien. LBS puslapį gali perskaityti ne kasdien, mane skaitys kasdien. Todėl jums ta reklama tikrai bus vėlesnė. Ir jie man sumokėjo pinigus ir aš konkrečiai sakiau, o taip, man reikia išorinio disko, tai nusipirkau. Tai toks mano pelningumas šito tinklaraščio. Čia tiesiog graži nuotrauka gražus laivo, man patinka skaičius 1, nes aš norėjau būti 1. Bet čia įdomi istorija, kaip tas tinklaraštis, gal tada grįžkime į pradžią, kaip aš jį kūriau. Man buvo toks mistika, dar tos tinklaraštijos nesupratau ir niekaip nesupratau, kas per pavadinimas keistas, nežinau, tai rašo apie kompus. Kadangi aš pats buvau tas, kuris dažniausiai laužo kompiuterius ir po to bėga pas administratorių ir sako, ei, nebeveikia. Bet kolegos kabinete klausdavo prieš eidami pas adminą pas mane, ką padaryti, mane domino ir iki šiol, gal dabar jau vis mažiau, dabar tampu tas kompiuterių vartotojas, kuriam veikia ir gerai ir nebelenda, nieko nebedaro. Tai mane labai sudomino tas tinklaraštis, nežinau, kuriame buvo programos, aprašymai, dar kažkas. Įskaitydavau ir galvodavau, kur žmogus tiek laiko turi. Ir visada įsivaizdavau, kad ten koks nors senas dadukas rašo.
Nu ir nesuklydai. Nesuklydau dabar, bet irgi dar nesen. Ir taip po to Karolios Pociaus irgi tinklaraštis buvo ir taip po truputį įsitraukau, bet galvojau, jo, norėčiau kažką parašyti, bet kad nebuvo postūmis. Postūmis atsirado, kai radau buriuotišką tinklaraštį, vėjo pamušalai. Ir pasakiau, nu ne, aš turiu būti geresnis, aš turiu būti pirmas. Ir pradėjau rašyti, jie kažkaip po kurio laiko nustojo ir negaliu sakyti, likau vienintelis, bet pagrindinis, vienu metu buvo tikrai pagrindinis buriuotiškas tinklaraštis iš tų kelių, kurie tuo metu egzistavo. Dabar aš jau seniai tą temą ne tik rašiau, bet skaičiau, tai nežinau, ar tos neverbalinės trydos, kurią rašo vienas tinklaraštininkas apie buriavimą, visą kitą yra jau taip probėgšom ir taip neprofesionaliai. Net nesimčiau, sakyčiau, kad čia buriavimo tema, kad nišinis produktas, kaip tinklaraštyje, stipriai apmirė. Arba kaip sezono metu, tai yra kelios jachtos, kurios turi savo tinklaraščius, kurios parašo apie įvykį. Buvo varžybos, užimant tą vietą. Ir viską. Tų tokių įdomių analitinių medžiagų su savo mintim tokių nėra. Su tais pačiais vėjo pamušalais dabar mes bičiuliavomės ir tam pačiam pilies postelėje. Vieno iš jų Vilniaus yra ofisas. Kartais susėdam ir mes gvildenam mintį atsikurti. Nes, sakim, tas vienas tinklaraštis, nu jis kartais minties reikia, tarp to žodžių gausos reikia pasiieškotos minties, arba ta mintis labai tokia, nesutinkame su ją. Pavyzdžiui, Dažkus labai mėgsta akcentuoti senas tradicijas, kodėl tos tradicijos būna. Ir manęs klausia dabar, va ten prabanderis stovi, jeigu neišplaukęs, nematau. Stovi ir jis aprašęs labai, kaip prabanderėje blogai vėliava iškelta, ne pagal visas tradicijas ir taip toliau. Aš suprantu, tu gali pasiskaityti knygų ir tai žinot. Bet tu tam prabanderėje išplauk porai dienų, pakilnuok tu tas rėjas, tos tradicijos nebepavaizdus, nebeįdomus. Arba manęs klausia, kokios uostai yra taisyklės. Sakau, taisyklė yra paprasta. Tu turi pasitraukti iš kelio visiems. Bet pagal taisyklės parašyta tai taip. Sakau, tu pabandyk pagal taisyklės lysti į nosį milijardus verties keltai. Tada žiūrėsim, kuris teisus ir kieno taisyklės. Todėl tas toks akcentavimas teorinis, aš tampu jau praktikas. Aš išlaukinėjau, žinau taisyklės, bet aš laikausi tos gyvos taisyklės. O tie tokie postrikavimai teoriniai, jie tampa neįdomus. Kitas, netgi netinklaraštis, o tinklapis Tojana LT, įsveikintinas tik, čia mane kaip darantį daug gramatinių klaidų tik dėl skubėjimo ir žaklumo, tai ten mane labai erzina akivaizdi beraštė. Tai todėl mes galvojame įkurti ir tokia kaip atsvarą šitiems daryti, bet vėl nėra laiko. Laiko jo yra, mes nemokam, aš nemoku jo susistiguoti. Ir vakarą atvažiavo valdybos narys, vienas iš akcininkų, mes su juo diskutavom, kalbėjom, kas yra gerai, kas neblogai, jis man papasakojo tokį, jiem konsultantai pasakojo jų firmą, jis man perteikė, ne kaip tiesiogiai, bet buvo labai gerai, galima priimti kaip gerą pastabą ar įgėlimą. Istorija tokia, medkirtys kerta medį su kirviu ir iš to uždarbiavo. Pas jį ateina tokia konsultantas. Šiaip žmogus ateina ir sako, kaip tau sekasi. Man sekasi neblogai, bet vis mažiau ir mažiau tų medžių išprikerta. O tai kas yra? Kirvis atšyto, tai pasigalas. Negaliu, reikia kirsti medžius, neturiu laiko. Tai dažnai tokioje situacijoje būnu, aš sakykime, dabar turiu prie tokio email marketingo produkto, jį pasianalizuoti ir sakau, neturiu laiko, man reikia sutvarkyti laivus, jachtas. Nes todėl, kad Lietuvoje bedarbystės nėra, norim pasamdyti žmogų, kuris tai darytų už tave, nuo iškyla problemos, nes niekas nenori dirbti, arba jeigu nori dirbti, nenori mokėti mokesčių. Tai tiek nukrypau truputį, bet esmė ta, kad vienu metu buvau pirmas, o dabar
ir sužineltas ant kranto. Taigi, ką aš jau kalbėjau, ant bangos neprigijo ar bušis prigijo. Ta mano pavardė sutrumpinti, aš pradedu kartais galvoti, gal man ir susitrumpinti tikrąją pavardę, tą dokumentalį oficialiai iki Arbušio. Nes teoriškai Arbušauskas, Auskas per galūnę ar tai lenkišką, ar tai rusišką. Dabar kuo susilaukęs dėmesio, pagyrimų, pavydo, pagarbos, pasitikėjimo. Pasitikėjimas, kai žmonės mane kreipiasi ir klausia, tu viską žinai. Apie buriavimą panašu tai, kad aš jau turiu žinoti visas taisyklės, dėsnius ir taip toliau. Daug dalykų aš esu pats primiršęs. Aš kapitono licenciją išsilaikiau 2000 ar 2001. Nuo to laiko į jūrą plaukiodavo tik kaip paprastas jūreivis ar kapitono padėjęs. Ir šiais laikais, kai yra GPS-as, niekas jūrų nebeskaito, nebežiūri. Aš daug teorijos esu primiršęs. Tik dabar vėl ją gaminu, bet jau iš praktinės pusės. O manęs klausia tokį dalyką. Arba tu prie LBS savo puslapį tvarkai, tai tu viską ten žinai. Tai va šitą vardą dar pasitikėjimą tokį įgyjo ir iš džiugo prunkštelėjimus, supratau, kad jis irgi tikriausiai sulaukė tokių. Tu viską žinai tą frazę. Ir gavau pasiūlymą dirbti, aš manau, nes man nesako, bet aš manau, kad tik dėl to, kad aš rašiau apie buriavimą. Nes du buriuotojai, turintys savo verslus, visai kitus, jie sugalvojo, kad reikia padaryti normalų čarterinį verslą čia. Ir jie man tą darbą pasiūlė prieš 4 gal metus ir aš sakiau, nu durniai. Jo, tai kad nesąmonė, koks tau čarterinis verslas, čia Lietuvoje, taigi lyja, šalta, nėra kur plauktis, žmonės neturi pinigų ir taip toliau ir panašiai. Bet po kurio laiko jie mane vėl pasikvietė ir tuo metu aš jau dirbau tokiam garsiai startavusiam, bet tyliai, dar kai supratau gyvas, bet beveik numirusiam naujienų portale ATN.lt. Ir jau ten buvo toks, jau buvo visiškas regresas. Įsivaizduokit, kad sekmadienį, šeštadienį dirbi vienas ir tu vienas turi padaryti tai, ką daro Delfis visas 20 žmonių būdinčių savaitgalį. Savaitgalį ten būdėdavo mažiau, 5-7. Ir tai būdavo aš tiesiog eltos informacijos įdėjimas pas save į portalą ir nuotraukų parinkimas. Tai nebuvo jau jokio žurnalistinio darbo, o Drąsiaus Kedžio istorija pribaigė mane visiškai. Nes, o bosas reikalaudavo, kad apie tai rašoma, žmonės skaito. Ir jau užkniso ir kai kartais, kai plauki čia jūrą ir matai šitą PD, galvoju, kad bosas Drąsiaus Kedžio istoriją žinojo anksčiau ir tuos KD pastatė. Programavo. Čia toks klaipėdiečių mėgstamas, jumoras. Va, tai todėl, kai jau aš jau ieškojau kažko ir tol, dar buvo asmeninių santykių, kurie stūmė link buriavimo vėl grįžti ir aš jau galvojau apie kažkokius karybus, dar kažką, plaukimą, dirbo darbą paprastų dehendlerių ant jachtų. Tai čia jau mane pasikvietė. Vienas iš jų, beje, su juo bendravom dar kažkada Irco laikais kanale. Tai pasikvietė ir sakiau, vėlgi yra tinka. Tokį. Imsit. Ir tada reikėjo daryti tai, ko nemokėjau visiškai. Apie ką mažai rašiau, o jeigu rašiau, tai taip išaukšti. Dar galiu pasakyti, kad aš esu iš tų gyvenau aplinkoj, kurioje auklėjimas buvo, kad pinigai yra blogis. Ir galvoju, pilna sovietinių tarakonų iki šiol. Todėl mestis į verslą, jamatą dar kol kas vadinkim, man tai buvo visiškas 180 laipsnių pasikeitimas. Tai vyksta nuolat iki šiol. Miestelis ir sakiau, man šitą netinka, šitą ne. O tau šitą.
Juokauju, bet tai mes iš tiesų pirkom naujus laivus. Važiavau į gamyklą ir pasakė, nu tu bepratis, nieks nevažiuoja į gamyklą, taigi čia ką užsisakei, tai ir gausi. Bet vat mes ne, lietuviai norėjom nuvažiuoti pasižiūrėti. Nusipirkom tas jachtas, jas paleidom ir bandėm tinklaraštį kaip marketingo priemonę paleisti. Nes jeigu Olandijai, Danijai, Švedijai, gal Olandijai labiausiai laukimas, gyvenimas ant vandens, buriavimas, ar tiesiog žvejyba, ar su vandim yra, gal netgi sakyčiau, būtinybė. Yra poreikis. Tai Lietuvoje tai yra toks dar viena laisvalaikio forma. Ir nesu tikras, ar kada nors tai taps poreikiu. Todėl, o daryti, uždirbti pinigus ten, kur yra poreikis, tu visada gali. Visiems žmonėms reikės nuolat keistis tavo pirkėjai. O čia dabar prisitraukti tos žmonės, nes kažkaip reikia sudominti to būrelį. O visas mūsų marketingas, viskas eina internetu. Pradžiai buvo Google AdWords, dabar Facebookas. Ir tinklaraštis kažkiek tai. Bet jam aš nebeturiu laiko rašyti. Bandėm samdyti kompaniją, kuri tai darytų. Bet vis tiek reikia kažkaip... Nu, aš rašau per daug techniškai jau iš biurokratiškos pusės. Galiu prirašyti žodžių arba frazių arba minčių, kurios paprastam žmogui bus nesuprantamas ir bereikalingos kaip marketinginė prasme. O žmogus iš šalies kaip tik gali man taip pasirodyti, kad parašys nu visišką briedą, nesąmonę ir dar kažką. Tai toks... Tu žodžiu, šitą kompaniją mes kažkaip išsiskyrėm gražiai. Nors mes iki šiol ieškom, jeigu kas galėtų rašyti, mielai priimtumėm. Todėl galvojom, kad pirmas blynas praeitais metais tikrai prisvilo, antras taks. Bandysim, gal trečią kartą bandysim, o tikrai reikės leisti, nes minčių vėlgi yra. Čia tas tinklaraštis, apie kurį kalbu, labai keblu su dizainu. Ką radau? Per nuo 2008 metų atrodo atmintinai žinau visus buriuotojiškus tinklaraščio dizainus, nes jų yra gal 50 ir viskas. Tad čia įeina kartu ir mokami visi. Tai čia pasirinko vieną nemokamą. Man vienas bičiulis Vilniuje vis daro naują dizainą, bet kadangi jis tai daro laisvu savo visiškai nuo šeimos, nuo darbo laiku, tai gali užsitęsti ir ant laiko. Todėl tiek tekstai, tiek dizainas, jie nebus geri, kol neskirsi tam daug laiko, kol netaps tau poreikiu tai daryti. Arba kol kas nors neužgoš, arba kol nepasigalasi po kirvę, kad galėtum kapoti ir šitos medžius. O ir nuėjom į Facebooką, Facebookas iš vis, sakykim, tas, kuris nužudė daug, bet ką ateis kas nors ir nužudys tą Facebooką, vėliau ateis dar kažkas ir dar kažkas. Vakar plukdžiau tokio teambuildingo kompanijos atstovus ir su jais kalbėjom. Ir anksčiau tą mintį esu pagavęs, tik jie įdomų dalyką papasakojo, kad Amerikoje vaikus jau moko darželyje. Ir kasdien ateina į vis kitą klasę, kur vis kitokie baldai ir kitaip išdėstyti. Jiems taps įprasta, kad pasaulis nuolat keičiasi. O 21 amžius yra laimi tie, kas moka greičiausiai pasikeisti. Strateginių planų kažkokių į tolimą ateitį negali padaryti. Tai čia aš nukrypau, kalbėdamas, kad Facebookas yra neišgyvens, kai kažkas atsiras kitas. Dėl... Tai nukrypau. Bet kol kas mes susikoncentravome į Facebook ir galbūt jisai trukdo ir atima laiko grįžti prie tinklaraščio. Nors pati tinklaraščio forma man kaip rašančiam daug rašiusiam laikraščius,
Tai man tai priimtiniausia, mieliausia. Kiek kainuoja įrašas? Mes mokam 50 litų su visais mokesčiais. Kas nori parašyti? Nes buriavimas tikrai nėra tamsus miškas. O klausimų, kas pas mus raštingas, aš dabar neatsimenu, ką norėjau paklausti. Sąžininkai sakau. Tai va, čia tas mūsų Facebooko puslapis. Čia aš jums jau papasakoju. Kartais direktorius savo leidžia pasiplaukyti. Tai mes turim tiesiog kaip trečiadienį pasiplaukėjimo varžybos. Jei man sako, kad tu turi svajonę darbą, taip, čia vienas buvo mano plaukimas, o tik dėl to, kad pagavom tinklus, arba dar pagavom tinklų su žuvim visom. Arba va štai toks. Bet pats darbas, vėlgi, gal kai ir yra mano svajonė, tikrai taip yra įdomu, kasdien vis kažko naujo patirti, bet yra taip skauda, taip sunku, kad tas pasakymas, jeigu dirbsi sąžiningai, 8 valandas tapsi viršininku ir dirbsi 12 valandų, jis netrodo juokingas, taip yra iš tiesų. Nors Paulius Krolas, su kuriuo mes plaukiam vasarį, su agresyvai jachtą iki Tenerifės, kažkos plauko. Taigi, tu Baltijos televizijos kaip vadas sako, ne, aš tik valdybos narys. Bet tu valdybos nariu ir galėsi plaukti, kiek nori. Ok, iš tiesų tiek. Ar talpauju laiką? Ne.